Sveiki, brangiai. Sukursime video blogą šį kartą apie žvejybą. Vyksta aptarimas su kolega Zenonu. Malonu. Nu, kaip galėtumėt įvertinti šiandienos vakaro žvejybą? Tai va, šį vakarą galiu parodyti, kas tikrai nedirbo. Tai ant karšių visiškai nedirbo mūsų naujos kartos repala guminukas. Taip. Ko gero dėl to, kad kabliai yra nedažyti ir necinkuoti. Taip, jie neprūdijo dar, nes jis dar vandeninė yra buvęs. Taip. Tai va, šito nepatarsim žiūrėt. Pagal dydį matome, jis yra labai nedidelis kaip standartinis žiautuvėlis. Taip. Ant karšių šiandien suveikė Z Pro wobleris markės -5.0M. Suveikė vien dėl to, kad kabliukas užkabinimo yra labai kokybiškas ir dvigubų vijo, va, matot, va, jo, labai geras, neguminis. Paminėkime, kad jis pagamintas iš medžio, o akis yra tikros žuvies sumontuotos. Taip, tai kiekvieną dieną... Ir jos pagal orą keičiasi. Keičia spalvą, taip. Tai mes šitą bandysim rytoj toliau karšių žvejyboje. Dar pamiršot kolega paminėti, kad mes naudojam šitą dekoloninį skystį. Štai galim visiems žiūrovam duot pavostėt, va. Ko gero tai, užuost, nes tikrai. Šiandieną žvejyba, kaip visi dažniausiai daro didžiausią klaidą, kad visą išmirkina. Reikia paprasčiausiai liežuvėlį elementariai palaistai. Ir plaukiant, kadangi yra buka galva ir atsimuša visas kvapas ir duoda čia kvapą. Ir skleidžia, va, ir jis plaukia ir jis kvepuoja, vienu žodžiu, visos žuvis ir... Nu, jom, kadangi kaip ir žmonėm patinka kvepalai, tai šitas dekolonas yra vienas geriausių šiuo metu rinkoje. Tai yra garsios FIR įmonės. Ir, nu... Taip, ir jo pavadinimas yra... Ventkarski. Ventkarski, taip. Rytoj taip pat bandysim žvejot kojas. Va, turim gerų blizgių kojom. Labai geros, su plaukučiais, be plaukučių. Taip, čia yra dvi blizgės, jas būtinai taip kabinti. Taip. Jeigu pakabinsim, kaip dabar toj parodysiu... Viena taip, kita taip. Jo, jeigu kabinsim taip, matote, iš karto gaunasi barzda. O tada kibimo jau... O šitą galima ir taip kabinti, ir taip kabinti. Jo, jisai dvigubo veikimo yra. Jeigu mes traukiam, jisai sukasi vieną pusę, jeigu žuvis pradeda traukti, sukasi į kitą pusę. Taip. Tai va. Dar ką pamiršom paminėti, tai yra nauji plastikinės gamybos su dideliu švino gabalų priekį ir labai mažų kabliukų. Vadinami wobleriai. Esmė tokia, kad tai yra gesintuvo principo viskas veikimas. Ir čia tiesiog pavadinimas yra relax. Tai sėdi, relaksuoji ir žuvis pačios kimba. Nieko daryti nereikia. Taip. Pririši čia šaką, kietą būtinai, geriausia žalio medžių, nuleidi dugną į paliekį. A dugnė jau jinai, kadangi čia dedasi tiesa baterijos, krona dedasi šitą žuvį. Ir jinai tada va. Ir va tai va. Čia naujoviškas plastikas, naujos. Dabar visi pripratę, kad plastikas kietas, o naujoviškas plastikas žvejybai, kuris naudojamas yra šiuolaikiniai, yra va minkštintas plastikas. Taip. Tai todėl jo veikimas toks labai panašus į žuvį. Aš galvoju tik tai, kodėl jisai aukštinkojam uždėtas. Nu, čia pirmas buvo bandymas šiandien. Teisingai. Tai va. Tai va, tai palyginsim, štai matote. Viens ir kits. Viens ir kits. Jo, jie yra du, matome, du. Trečio nereikia. Norint didesnę žuvį gaudyti, juos reikia sukerkti. Vadinamas kerkavimas čia. Kerkavimo būdu. Taip, tada matote, jau gaunasi kerkavimas, juda ir priekis ir galas, ir tada ypač per nerštą žuvies. Taip. Paminėsim štai ant šito kimba tik tai stambios žuvis, tai yra karpiai, lynai, karosai. Bet su juo jau reikalinga ta metodika, reikalingas būtinai benzininis variklis ir 100 metrų valo kabinam prie sraigto. Prie sraigto ir tokiu būdu jungiam. Tada jeigu velkiavimo metodiką naudojam, tai yra ant variklio nustatome čeripą. Taip. Tai lygiai 15 minučių. Turim aktyvios žvejybos, per kurią tikrai reikia labai stebėti. Vėliau susisuka valas. Jis nutrunka, bet kadangi nutrunka šitas ir neskesnis, jis paviršyje. Tada tiesiog priplauki su grybšteliu arba su šitą dėžutę, kurią mes naudojam, jie galima ne tik susidėjimui, bet iš vandens taip lengvai guli, patraukimą padarai ir prašau kaip ant lėkštės. Ir vėl kabini naują valą 100 metrų, užkuri vėl variklį ir tada
Va. Toliau, kas pas mus dirbo, štais Jezūri twisteris. Jisai dirba, Guminis. matote, kaip sukasi jo galinė uodega. Čia yra ne kabliai, čia yra uodega. Tai būtent pritraukia žuvis. Rytoj, ko gero, jis teisinsis. Bus matyt. Apie šitą net nepasakosiu, čia yra daug kartų bandytas, 1000 kg pagauta jau. Tai va. Ir kai ateina, būna tamsi naktis ir jeigu nori... Dar kolega, biškai pertrauksiu, va šitas yra mėlynas, su juo galima gaudyti tik per pilnatį, kitaip jis nedirba. Rytoj taip pat bus išmėgintas. Taip. O kai ateina naktis ir norit pagauti karpį gerą, ir jisai, o karpiai dideli, kaip žinia, slepiasi labai gerai. Ir va tokius spalvotų, kokius mes naudojam šiandien, baidosi. Ypač šitos spalvos baidosi labiausiai. Taip, tai amerikiečių kariuomenės buvę karininkai išrado naują woblerį, kuris, va, matot, kamufliažinis toks. Jisai slepiasi ir tarp žolių jį traukia ir karpis jį pamato ir stop tik tai už uodegos. Ir pabiški traukiat, va tai va karpį, jisai laikosi už uodegos, pritraukiat prie valties ir tada jau galima paimti ar tai šitą įrankį, ar va šitą va blizgę gerą ir va, tik tai va, užkabinat ir va šitą jisai paleidžia, bet jisai jau būna valtyje. Tai va, tai irgi rytoj naktį bandysim va šitą naudoti. Taip, kadangi karpis yra baigščiai žuvis ir plėšri. Taip. Tai iš ties tai veikti ir būtinas švino gabalas, bet matot, jį presuoti reikia būtinai tik gamykloje. Jau taip. Su repliam čia jau skaitykit žuvies neturėsit, tik bandysit. Taip, nes jaučia žuvis, kur yra nekokybiškai padarytas daiktas. Taip, ir paskutinis šią dieną ypač teisinėsis demonstruoju. Tai yra grina aukšlės imitacija pilnumoje. 15 numerio. Tai reiškia, kad per valandą yra, čia kaip 15, kaip yra standartas toks numatytas skaičius, 15 žuvų per valandą. Taip. Jeigu tiek nepagaunat, nešat gamintojui, gamintojas duoda visus pinigus. Ir žuvį. Aišku, jis nepigus, jis kainuoja apie 18 centų, bet taip. Jūs pilnai atgaunat savo visą sumą, puikiai praleidžiat laisvalaikį, nors ir nepagaunat, bet jo principas yra taip, kai mes įmetam, jis tiesiog nukrenta. Ir nukrenta. Ir žuvis jį susiranda pati. Jo, jeigu žuvis norės, pavyzdžiui, tokia, jį susiras. Ir jeigu jis nejudės, vis tiek biškį pakilnos, tai jis judės, tada jau griebs. Ir būtent žuvis dažniausiai griebia, bet tokią metodiką matome viskas. Žuvis jūsų. Jo, žuvis jūsų. Tai va, šį vakarą tiek aptarėm. Susitiksim rytoj mūsų video blogė. Ir neišgyna jums. Neišgyno jėgos ir tikėkimės ištrauksim ir tai didesnių laiminkių.